Šiandien pamokslo temą man pasufleravo vienas kolega, Leonardas Liepsna, kuris pasidalino mintimis savo socialinėme tinkle. Ir jis pavadino savo mintis štai taip. Gerai, suvokiau, kad gyvenu ne visai pagal save. O ką toliau? Ir Leonardas rašo, šitą klausimą teko užduoti ir pačiam savo. Ne vieną kartą. Ir nors atrodė, kad jau esu susivokęs, vis tiek kažko trūkdavo. Kažkur giliai viduje vis išlįsdavo abejonės, ar tikrai einu ten, kur noriu, ar tikrai užtenka to, ką jau darau. Ši akimirka labai svarbi, jis skausminga, bet ji kupina vilties, nes čia prasideda tikras kelias. O klausimas, kuris natūraliai seka po šio suvokimo, yra labai paprastas, bet gilus. O kas toliau? Užkabino šitą mintis ir nusprendžiau pasidalinti ją su jumis, pasižiūrėdamas į Šventąjį Raštą, ką jis apie tai mums sako. Šiandien atsakysime į tai žvelgdami į 3 Biblijos asmenybes. Mozę, sūnų Palaidūną, iš istorijos aprašytos Evangelijoje pagal Luką, ir apaštalą Petrą. Visi jie patyrė šį lūžį. Suvokė, kad negyvena taip, kaip turėtų, ar taip, kaip norėtų. Ir visi jie gavo atsakymą iš Dievo. Atsakymą galima gauti ir mes. Pradėkime nuo Mozės. Ką jis šiuo atveju pasakytų? O Mozė sako, aš gyvenau tarp privilegijų, bet buvau svetimas savo. Mozė gimė hebrajų vergų šeimoje. Tuo laiku faraono įsakymu jie gimę berniukai turėjo būti nužudyti. Bet dėl Dievo plano Mozė buvo išgelbėtas ir užaugo faraono rūmuose. Privilegijuotas, išsilavinęs, apsuptas galios. Bet vieną dieną, matydamas, kaip egiptietis skriaudžia hebrajų, jam pasidarė negerai. Kažkas lūžo jo viduje. Ir per grumtynes jis nužudo skriaudiką ir pabėgo. Kodėl? Išsigando, ieškojo savęs. Pagaliau supranta, jis ne tas, ko jį darė faraono rūmai. Jis nesijaučia faraono rūmuose savimi. Jis jaučia, kad jo tauta kita, jo širdis kitokia. Ir tada jis pabėga į dykumą, į tylą, į nežinią, į save. Ką tai mums sako? Kad kartais išorinė sėkmė, gražus vaidmenys ar pasiekta karjera neatneša ramybės, neatneša pasitenkinimo. Mes galime būti sėkmingi, bet svetimi savo. Galime būti užimti, bet tušti. Galime būti naudingi kitiems, bet atitolę nuo savęs ir Dievo. Mozė ne iš karto tapo izraelitų lyderiu. Prireikė 40 metų dykumoje. Ten jis mokėsi klausyti, gyventi paprastai, būti tėvu, ganyti avis. Ir tada, kai atrodė, kad viskas taip ir tekės savo vaga, Mozė paklausė savęs, o ką toliau? Ir tada apsireiškė Dievas degančiame krūme. Dievas kalba tada, kai mes pripažįstame, kad nebegyvename pagal save. Kitas pavyzdys ir kita istorija. Sūnus Palaidūnas. Ką jis pasakytų? O jis sako, aš pasirinkau laisvę, bet praradau tapatybę. Evangelijoje pagal Luką 15 skyriuje pasakojama apie sūnų, kuris paprašė tėvo savo turto dalies ir iškeliavo į tolimą šalį. Kodėl? Nes norėjo gyventi taip, kaip jam atrodė geriau. Norėjo būti laisvas. Galbūt jis pavargo nuo šeimos taisyklių. Gal norėjo atrasti save, tai suprantama. Jis norėjo gyventi pagal save. Bet kuogi baigėsi ši kelionė? Praradimu. Turtas iššvaistytas, draugų neliko,
Šalyje krizė, vadas ir jis, žydų sūnus, priverstas šerti kiaules. Biblijoje tai simbolinis dugnas. Žydams kiaulės buvo nešvarūs gyvūnai. Ir štai tame dugne jis susivokė. Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš mirštu iš bado. Tai akimirka, kai žmogus pažvelgia savo širdį ir sako, aš kažkur pasukau ne ten. Aš ieškojau savęs, bet palikęs tėvo namus praradau tai, kas aš pats esu. Kas toliau? Jis grįžta į namus pas tėvą. Jis nesitikė nieko, tik būti tarnu. Tačiau tėvas turi kitą nuomonę. Tėvas įsako tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, aplaukite kojas. Tai pati geriausia žinia sūnui. Tai gera žinia ir mums, kai suvokėme, kad gyvename ne pagal save. Tėvo žinia kviečia grįžti. Tėvas laukia, tėvas priima, nepriekaištaudamas, o mylėdamas. Dar vienas pavyzdys ir dar viena istorija. Gerai pažįstamas apaštalas Petras. Ką jis pasakytų? O jis sako, aš buvau kupinas entuziazmo, bet išsigandau savo ribotumo. Petras, vienas iš Jėzaus artimiausių mokinių, drąsus, impulsyvus, bet ištikimas. Ar tikrai? Jis sakė Jėzui, jei visi išsigins tavęs, aš ne. Aš eisiu net į mirtį. Bet kai Jėzus suimamas, jis išsigąsta ir 3 kartus išsižada. Evangelijoje pagal Luką pasakoja. Tuomet Viešpats atsigręžė ir pažvelgė į Petrą. Petras atsiminė jam pasakytą Viešpaties žodį. Dar gaidžiui neprakydus, šiandien tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Tai ta akimirka, kai krinta kaukės. Kai jis suvokė, aš nesu toks tvirtas, kaip maniau. Koks lūžis įvyksta, kai supranti, kad gyvenai įsivaizduodamas, kad esi geresnis, nei esi iš tikrųjų. Bet susidūrė su spaudimu, sugriūvi. Ką daro Jėzus? Jis neatstumė Petro. Jis jo neišbraukė iš savo mokinių sąrašo. Prisikėlęs Jėzus ateina prie ežero, iškepa žuvies, sėda kartu su Petru ir 3 kartus klausia, ar myli mane? Petras atsako, Viešpatie, tu žinai, kad myliu. Ir tada Jėzus jam sako, ganyk mano avis, kitaip tariant, aš vis dar tikiu tavimi. Eik, tarnauk, aš būsiu šalia. Ir audroje, ir tyloje. Tai ką reiškia gyventi pagal save? Ši frazė gali būti paini. Šiandieninėje kultūroje jį dažnai reiškia daryk, ką nori. Bet Biblijoje pagal save reiškia pagal tai, kaip mane Dievas sukūrė. Tai ne bandymas tapti kažkuo kitu, o tikrojo savęs pažinimas Dievo akivaizdoje. Mes esame unikalūs. Mūsų talentai, pašaukimas, jausmai, netgi mūsų istorija tai neatsitiktinumas. Pilnavertis gyvenimas prasideda nuo drąsos pažvelgti į save atvirai. Kur nuklydai, kur tiesiog prisitaikai, kur išsigandai būti savimi, o kur galbūt nutolai nuo Dievo. Bet tai yra ne pabaiga. Tai yra nauja pradžia. Dievas kviečia sugrįžti, augti ir gyventi laisvai taip, kaip buvome sukurti. Taigi, jei šiandien norime tarti, gerai, suvokiau, kad gyvenu ne visai pagal save. O ką toliau? Sustokime ir įsiklausykime į tylą. Mozė ėjo į dykumą. Sūnus Palaikynas į kiaulių tvarto tylą. Petras po išdavystės turėjo rasti drąsos pažvelgti Viešpačiui į akis. Skirkime laiko tylai. Atsiskirkime nuo triukšmo ir paklauskime. Viešpatie, ką tu man dabar nori pasakyti? Pripažinkime ir atsiduokime Viešpačiui.
viešpačiui. Sūnus grįžo, Petras verkė. Mozė ilgai ginčijosi su Dievu, bet galiausiai pakluso. Nebėgime nuo to, ką matome. Būkime sąžiningi. Ne tik su savimi, bet ir su Dievu. Atsidavimas viešpačiui tai ne pasidavimas, tai nesilpnumas, tai naujo gyvenimo pradžia. Grįžkime prie pašaukimo. Mozė tapo tautos vadovu, sūnus vėl sūnumi, Petras apaštalas, ištikimiausias. Dievas nori ne tik atleisti, ne tik globoti. Dievas nori, kad nepasiduotume, kad kovotume. Jis turi mums vietą. Vietą bažnyčioje, bendruomenėje, pasaulyje, mūsų gyvenime. Gera naujiena ta, kad Dievas viską atliko už mus, paaukoja save ant kryžiaus. Kaip pasirodė Mozei, kaip apkabino sūnų, kaip žiūrėjo į Petrą, taip ir mums šiandien kviečia tikrą gyvenimą. Tad jei vis dar neduoda ramybės klausimas, o ką toliau? Dievas atsako, ateik pas mane, klausyk, pripažink, nebijok. Aš parodysiu tau kelią, kuris veda į gyvenimą pilną prasmės, tiesos ir džiaugsmo. Ir viešpats prideda. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.